Iraną apėmė chaosas po to, kai Trumpas 7 valandas iš eilės bombardavo ir sunaikino taikinius. Naujoji Jungtinių valstijų ofensyva tęsiasi 2026 m. Liepos 15 naktį ir smogė 10 Irano karinių objektų pietuose ir pietryčiuose. Centrinė vadovybė pranešė, kad bombardavimai buvo nukreipti į raketų pozicijas, dronų bazes, jūrinės pajėgas, radarus ir pakrantės gynybos sistemas, kurios buvo naudojamos grasinti laivams. Hormūzo sąsiauryje Bampūre. Pati Irano kariuomenė patvirtino, kad žuvo mažiausiai 7 kariai, kai buvo pataikyta į kareivines, sargybos postus ir gyvenamuosius pastatus. Po kelių valandų prasidėjo dar viena ataka 6 val. Ryto pagal JAV rytų pakrantės laiką. Pranešimai taip pat skelbė apie sprogimus Širaze, mieste, kuriame gyvena apie 1 800 000 gyventojų ir kuris turi oro pajėgų bazes bei gynybos pramonės objektų. Donaldas Trumpas surinko savo saugumo komandą į situacijų kambarį ir pradėjo svarstyti dar didesnę puolimo operaciją, kad palaužtų pasipriešinimą. Operacija rodo, kad Vašingtonas neketina tik atsakyti į Irano atakas, bet ir atimti iš režimo priemonės, kuriamis jis meta iššūkį Jungtinėms valstijoms ir kelia grėsmę tarptautiniai laivybai. Ką Donaldas Trumpas dabar ketina sunaikinti? Kodėl Teheranas vis dar atsisako atsitraukti? 7 valandų seka pažymėjo naujausią etapą kampanijos, kuri jau tęsiasi 4 dienas iš eilės. Pasak centrinės vadovybės, taikiniai buvo pasirinkti siekiant sumažinti Irano sandėlių, ryšių tinklų, pakrantės stebėjimo, paleidimo pozicijų pajėgumus, o taikiniu tapo ir mažos karinės valtys. Naujoji ofensyva išlaikė šį spaudimą ir parodė, kad Vašingtonas ketina išsekinti kelis Irano gynybos sluoksnius. Tuo pačiu metu Bampuras parodė tiesioginį poveikį režimo pajėgoms. Irano kariuomenė pranešė, kad 7 kariai žuvo, o kiti buvo sužeisti po atakos prieš bazę pietryčiuose. Irano spauda teigia, kad sviediniai pataikė į apgyvendinimo zonas, saugumo postus ir patalpas, kurias naudojo kariai. Ataka pasiekė erdvę, kurioje kariai buvo susirinkę naktį ir atskleidė tų dalinių, kurie laikėsi saugiai šalies viduje, pažeidžiamumą. Ačiū. Irano sveikatos apsaugos ministerija taip pat pranešė, kad per pastaruosius išpuolius buvo sužeista daugiau nei 260 žmonių, o per pastarąsias dienas žuvo daugiau nei 30 civilių. Šiuos skaičius pateikė Teheranas ir jie dar turi būti nepriklausomai patikrinti. Širazas buvo paminėtas naujos bangos pranešimuose. Mieste yra oro pajėgų bazės, pramonės objektai ir su gynyba susijusios įmonės. Gyventojai ir stebėjimo kanalai apie tai pranešė. Pranešė apie sprogimus ir galimą aktyvumą ore. Irano ministerija. Miestas jau buvo patyręs karinės žalos per ankstesnės atakas, o jo paminėjimas tarp naujų pranešimų rodo, kad gynybos centrai už pakrantės zonos taip pat gali būti įtraukti į Trumpo planuojamą plėtrą. Patyrė karinės žalos pakrantės atakose. Patyrė karinės žalos. Trumpas susitiko Liepos 14d su viceprezidentu J.D. Vansu, Marku Rubiu, Pitu Haksefu, generalinio štabo vadovu Danu Keinu, CŽV direktoriumi Johnu Ratcliffu ir pasiuntiniu Steve'u Witkofu. Grupė analizavo platesnius išpolius nei tie, kurie buvo įvykdyti aplink Hormūzo sąsiaurį. Aptartas tikslas buvo padaryti pakankamai žalos, kad režimas būtų priverstas atverti jūrų kelią ir priimti amerikiečių reikalavimus dėl branduolinės programos.
Grupė analizavo. Ne visos detalės buvo atskleistos, tačiau Trumpas patvirtino, kad kampanija gali išplėsti ir kad kitą savaitę gali būti taikomos atakos prieš elektrines ir tiltus, jei Iranas ir toliau atmes susitarimą. Spaudimas yra tiesiogiai susijęs su Hormūzo sąsiauriu. Iranas vėl paskelbė apie sąsiaurio uždarimą ir buvo apkaltintas Jungtinių valstijų dėl 7 komercinių laivų užpuolimo per vieną savaitę. Pasak admirolo Bredo Kuperijo, per šiuos išpuolius beveik tuzinas įgulos narių žuvo, dingo be žinios arba buvo sužeisti. Vašingtonas teigia, kad per tą patį laikotarpį koordinavo maždaug 300 laivų perėjimą per sąsiaurį. Trumpo vyriausybė naudoja šiuos Irano veiksmus kaip pateisinimą sunaikinti pakrančių radarus, priešlaivinių raketų pozicijas, dronų bazes ir jūrų pajėgumus. Tikslas yra atimti iš režimo galimybę grasinti prekybai ir neleisti Teheranui traktuoti tarptautinio maršruto kaip savo išskirtinės nuosavybės. JAV vyriausybės jūrų blokada prieš Irano uostus vėl įsigaliojo. Liepos 14 dieną 10 val. Ryto pagal JAV rytų pakrantės laiką priemonė apima uostus, naftos terminalus ir pakrantės zonas susijusias su Irano prekyba. Laivai, bandantis įplaukti ar išplaukti be leidimo, gali būti sulaikyti, nukreipti arba konfiskuoti. Laivai skirti kitoms šalims ir toliau turi leidimą kirsti sąsiaurį. Daugiau nei 20 amerikiečių karo laivų ir 100 karinių orlaivių išsidėstė regione, sudarydami struktūrą, galinčią stebėti jūrą, saugoti vilkstines ir pradėti naujas atakų bangas. Šabaharas taip pat buvo smogtas ir tai parodė, kad operacija nėra apribota tik Hormūzu. Irano uostų valdžia pareiškė, kad sviediniai apgadino jūrų eismo kontrolės centrą. Reuters išanalizuotos palidovinės nuotraukos parodė bokšto pažeidimus. Uosto valdžia. Iraniečių, kuri Sviediniai apgadina jūrų. Čia. Uosto valdžia. Uosto valdžia apgadino jūrų eismą. Šabaharas yra pagrindinis Irano uostas, turintis tiesioginę prieigą prie Indijos vandenyno už Persijos įlankos ribų ir palaiko maršrutus jungiančius Indiją, Afganistaną ir Centrinę Aziją. Smogus jų kontrolės struktūrai sumažėja režimo gebėjimas perkelti krovinius alternatyviu išėjimu. Kirtiklio kalnas tapo dar vienu įtampos tašku. Kompleksas yra netoli Natanso ir jame yra giliai po žeme įrengti tuneliai, kuriuos ekspertai laiko svarbiais. Ekspertų teigimu, jie yra geriau apsaugoti nei kelios jau atakuotos branduolinės įrenginiai. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos stebi šią vietą ir gali surengti ataką, jei pastebės veiklą susijusią su branduoline programa. Irano parlamento pirmininko patarėjas atsakė, kad regionas virstų pragaru, jei kompleksas būtų bombarduojamas. Grasinimas rodo nervingumą dėl objekto, kurį režimas pristatė kaip beveik neliečiamą. Jis nepatvirtino datos, tačiau viešai įtraukė šią vietą tarp galimų taikinių. Teheranas atsakė grasinimais ir atakomis prieš amerikiečių pozicijas Jordanijoje, Bahreine ir Kuveite. Revoliucinė gvardija teigia taikiusi į sandėlius ir karinius objektus, tuo tarpu regiono gynybos pajėgos pranešė perėmusios dalį dronų ir raketų. Iranas taip pat pagrasino išplėsti krizę į Bab el-Mandebo sąsiaurį, dar vieną svarbų prekybos kelią. Ši reakcija rodo, kad režimas vis dar sugeba smogti taikiniams aplink Persijos įlanką, tačiau taip pat didina savo izoliaciją, nes kelia grėsmę kitoms šalims. Kiekviena ataka prieš bazę, uostą ar komercinį laivą suteikia Vašingtonui naują pateisinimą plėsti puolimą. Trumpas pradėjo derinti karinę jėgą, ekonominę blokadą ir politinį ultimatumą. Amerikos derybininkai palaikė ryšį su Irano atstovais ir perdavė, kad Teheranas turi priimti susitarimą, kol sunaikinimas nepalietė jautresnių sektorių. Prezidentas pareiškė, kad elektrinės ir tiltai gali būti įtraukti į taikinių sąrašą, tačiau jie būtų palikti vėlesniam etapui. Šalia Irako ministro pirmininko Alio Al-Zaido, Trumpas pareiškė, kad artimieji rytai vienijasi taip, kaip niekada anksčiau ir teigia, jog Irano karinis pajėgumas buvo smarkiai paveiktas.
Alis Zaidas pradėjo kampaniją siekdamas perduoti milicijų turimus ginklus valstybės kontroliai. Kaip jūsų administracija jį remia siekiančios vizijos? Ir mano antras klausimas, kaip jūs matote būsimus santykius tarp Kurdistano regiono ir Irako? Manau, kad viskas bus gerai. Manau, kad žmonės, artimieji rytai, patikėkite ar ne, vienijasi. Mes atsikratome artimųjų rytų chuliganų. Iranas buvo artimųjų rytų chuliganas. Jie gazdino Iraką. Jie gazdino visas šalis. Jie buvo visame artimųjų rytų regione buvo baimė. Ir kitose šalise. Aš tai suprantu, bet buvo baimė. Bet dabar baimės nebėra, nes jų karinis pajėgumas buvo sunaikintas. Ir baimės nebėra. Manau, kad artimieji rytai vienijasi kaip niekada anksčiau. Artimieji rytai yra, kol režimas grasina paversti regioną pragaru, Vašingtonas laiko daugiau nei 20 karo laivų, 100 orlaivių ir naujus puolimo planus, pasiruošusius kitam įsakymui. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per PIX raktą, kuris rodomas jūsų ekrane. Mes esame nepriklausomas kanalas, siekiantis teikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti.